išaušo pirmadienis, atėjo naujienos, sugriuvo spekuliacijos ir sąmokslo teorijos, kai kurios galbūt pasiteisino. Ir mes turime naujausius pranešimus Sam Altmano atleidimo tema. Tai, kaip matom iš socialinių įrašų ir žiniasklaidos naujausių straipsnių, kad Sam Altmanas vis tik tai palieka OpenAI. Ir didžiulė bomba yra ta šitoj temoj, kad Microsoft'o generalinis Satya pateikė žinutę, kad Sam Altman ir Greg Brockman prisijungė prie Microsoft komandos, prie naujo projekto su savo komanda. Tai reiškia, kad kažkas iš OpenAI ir kitų darbuotojų taip pat palieka OpenAI ir kartu su Altmanu seka paskui jį į Microsoft'ą. Ir tai yra blogos žinios pačiam OpenAI. Kaip ir matom, tolimesni įrašai socialiniam tinkle būtent apie tai ir kalba, kad visur yra dedamos širdelės ir sakoma, kad OpenAI is nothing without its people. Ir tai yra tiesa, ir tai yra prastos žinios jiem, OpenAI. Geros žinios galbūt, sakykime, yra konkurentam, tai yra Google'ui ir kitom AI kontorom. Microsoft'ui tai kaip ir šioks toks laimėjimas, gal ir net ne šioks toks, pažiūrėsim kaip čia viskas parodys, nes bus daug čia dar visokių povandeninių srovių turbūt, bet šiandien jau apie tai nebespekuliuosim, nes kaip ir išlindo visi galai ir aišku, kas kaip sakant, vyko po kilimu visą šitą savaitgalį. Taigi, sekam naujienas, kas vyks toliau.